A čia matai, koks baris. A toliau matai, šitas, sakom, žaidimas, konfliktas, karšti tie konfliktai, jie dažnai kai kapojasi šeimoje, žinai, ten kapojasi. Jau tada nebegirdi, žinok, kai pradeda kapotis, viskas. Jau tada jau viskas. Nu, supranti, kas yra. Abiem pas psichologą iš karto tada. Jo, tada tik tai, jo, žinai, nes patiems būna be šansų išsiaiškinti. Nu, neįmanoma išsiaiškinti, nes veikia vėl tas pats mechanizmas. Veikia tas pats mechanizmas, kad kai tik bando aiškintis, supranti, kažkuri pusė, jeigu neteisis, žinai, kažkurioje vietoje neteisi, šitas juokingumas yra tame, kad, dabar sako, aš tau klausyk, aš tau pasakysiu, aš tau paaiškinsiu. A nepagauna kampo, kad kuo tu teisesnis būsi, tu labiau jis nenorės to girdėti. Nes kuo tu bus teisesnis, tu labiau tu tą žmogų pažeminsi dar. Jis kaunasi už statusą. Už savo padėtį kaunasi žmogus, kai jis kapojasi. Instinktas, sakom, sumoja kaip veikia. Žinai, jeigu aš dabar nusileisiu, teisybė nesvarbu visiškai, kaip yra iš tikrųjų visiškai nesvarbu. Svarbu atstovėti savo statusą. Instinktas, jeigu aš dabar nusileisiu, įsivaizduoju, bet čia visur, ne tik tai santykiuose, sakom, žinai, šeimoje, bet ir taip, kur nors, ar kur kalėjime, ar kur tarp chebros nusileisiu, tai mane dar, ir kaip vienas vyriokas pasakė, nes jinai, sakau, žinai, tai aš šitku, tu sakau, nustok, žinai, sakau, žinai, tai nesako, sakau, kas yra, sakau, tu užpratai, žinai, tai sakau, tai čia blėt, tai visai užduhins mane. Moteris, bet jo šis niekaip neduhina, taip atrodo, supranti, jinai jo niekaip taip neduhina. O kokių subtilybių to smegenys gali nusilaužti. Bet tu žinai, kaip jinai jį duhina. Už tai, kad tiesiog protingiau pasielgia. Moteris nepatenkinta. Ne, žiūrėk, matai kaip yra. Jam atrodo, jis kaunasi, jis ją žemina. Jis ant jos važiuoja, jis ją persekioja, supranti, jis ją despotina tiesiog, supranti, žmona. Suviduoju. Priekaištai visokie, kažkas lesa. Jinai jo niekaip nelesa. Matai, nėra to, kad, jinai ten akis draskytų ir ką, supranti, jinai kaip tik techniškai bando, aš ten nugesinti. Įsivaizduoju, koks bairis. Nesikapoja. Bet jam tas netinka. Įsivaizduoju. Ir įsivaizduoju, kuomet cirkas, kuo jinai techniškiau konfliktą, gražiau, sakykim, meistriškiau, taip nugesina, tuo labiau jį tas erzina. Kaip suprasti? Nori, kad jinai, kad irgi rėktų. Jis supras taip, nori, kad rėktų, jis nori, kad jinai būtų pažeminta. A jinai techniškai, meistriškai, tą konfliktą glaisto, supranti, jinai ką parodo? Aukštesnį lygį. Jo, jinai parodo, jinai protingesnis už jį, supranti, tvarkingesnė, kaip asmenybė, kaip žmogus. Ir tas jį žemina. Jam reikia matyti, jis sterikojančią, supsychintą, tada išmuštas šviežius, Santyk, kokie cirkai. Tu susgaudyk, tu ištuosi balamutuose, įsivaizduoju. Ir vis tiek bus negerai, vis tiek reikės išsiaiškinti. Kiti kapojasi, dažnai kapojasi, tuose santykiuose prasidėjo, tu. Ir vėl šitas veikia mechanizmas. Ir kiekvienas sako, davai aš pasakysiu, dabar aš paaiškinsiu, dabar klausyk, aš paaiškinsiu. Bet dabar atsidu, jeigu jis paaiškins ir bus teisus, aš būsiu pažemintas. Atsiduoju. Instinktas, matai kaip sakom, veikia. Jeigu aš būsiu pažemintas čia, aš turėsiu paklausti ten ir ten, paskui dar ten ir ten, kai tu kai stoja. Tai tada, ir čia. Tai aš turėsiu tada priimti žemesnį hierarchinį padėtį. Turėsiu,
paklūsti. Na, ir pagal aplinkybės tada reikia žiūrėti, suprantate. Vienas iš dažnų motivacijų, kuris dažniau būdingas yra moterims, reagavimas va šitas, dėl ko jinai kapojasi. Nes jis sako, jeigu dabar aš čia nusileisiu jam, suprantate, tai jis pradės galvoti, kad aš liepla, kad aš kokia... Sumo instinktas sako, kad aš jam per prasta.